Labą rytą. Atsirado jausmas, kad atostogų reikia. Nes kažkaip kelionė pradėjo išsukinėti visas jėgas ir pradedi galvoti, kad reikėtų pailsėti. Jo, būna taip. Vakar buvo žemės drebėjimas. Taip. Vakar buvo žemės drebėjimas. Vakare sėdim kambarį ir žiūrim, kad kambarį siūbuoja. Mūsų viešbutis siūbuoja. Žiūrim vienas į kitą, galvojom, čia vaidenasi, ar čia kas? Pasižiūrėjau internete, paskui yra pats Japonos apskaita visų žemės drebėjimo, galima pasižiūrėti. Jo, rodo, prieš 20 minučių 4 balų Tokijuje buvo žemės drebėjimas. Tai va, kažkaip trupučiuką nejauku. Tokijoje per metus yra maždaug 84 kartus dreba žemė stipresnė magnitudė negu 3 balai. Tai vakar buvo 4, o prieš 2 dienas buvo 4,3. Va, ir pasižiūrėjau, ten yra visas toks ilgas sąrašas, kiek šiemet drebėjo žemė, tai daug. Tai šitą daug kartų jo, mes nepajutom arba nesupratom, bet vakar taip jau buvo taip aiškiai, taip. Ok, dviračiai mūsų nepervažios, kaip žmonės darban bėga. Kaip žmonės bėga darban. Žmonės bėga į darbą, žmonės bėga. Žmonės myli savo darbą. Tai yra taip gerai.
Labą dieną ir mes išlindom į dienos šviesą. 3,5 valandos, beveik 4 valandas praleidom tamsoj. Tamsioji belangė uždaryti. Tamsioji belangė mūsų vadina Team Lab Borderless, atrodo kažkaip. Vienu žodžiu, instaliacijų, kaip čia vadinasi, šviesos instaliacijos ten buvo, jo? Šviesos instaliacijos arba oficialiai vadinasi skaitmeninio meno muziejus. Tai va, bilietus reikia pirkti iš anksto, nes ten pastoviai yra sold out. Tai mes pirkom prieš mėnesį beveik pirkom bilietus iš Lietuvos. Va, yra skaitmeninio meno kompanija, kuri turi muziejų, čianais yra Tokijuje, atrodo, 2 ar 3 ir turi dar kitam mieste dar turi kažkokį tai muziejų. Šiaip, vienu žodžiu, bendras dalykas yra wow. Yra wow, yra labai gražu, yra labai įspūdinga, yra toks įspūdis vietomis, kad ar tai Avataro filme kokiam, ar tai kažkokioj dangaus skaistykloj, ta prasme, pas dievulį kažkokį ten nuėjai ir tipo jisai paklausė tavo nuodėmių ten vienoj vietoj prieš įeinant į tokius stiklinių rutulių, į stiklinių sferų veidrodinį kambarį, ir tamsoj teta paklausė mūsų, ar tipo čia jūs atėjot, jūs šiandien dviese atėjot, o jūs turite kuprinės, jūs neturite. Gerai, kad jūs daiktų su savim nepaimėte. Tai va, aš jums dabar parodysiu 3 kalbom visas jūsų nuodėmės ir tada jūs galėsite įeiti. Bet kas yra geriausia, kad skaistykloje jinai pasakė, jeigu jums labai patiks, skaistykloje būti galima tik tai 3 minutės. Sako, jūs kai išeisit, jūs galite apeiti ratu ir vėl įeiti. Tai mes taip ir padarėme. Mes greitai vėl ratu ir vėl į skaistyklą. Ir toksai kaifas ir galvoju, fuck, kaip nuodėmės visos nusiplovė. Va, tai šiaip labai rekomenduotina vieta, labai buvo faina. Dar buvom skaitmeniniai arbatos ceremonijų. Čia yra visiškas kliukas, ta prasme, kur tau duoda tradicinės tos japoniškos, tos kažkokios ten matė tos arbatos visiškai tamsoj ir paskui ant tavo puodelio prasideda šitų lazerių šou. Lazerių kažkokių ten instaliacijų, video ant tavo puodelėje pradeda vykti ten visokie dalykai. Drugeliai skraidyti. Tai čia yra šiuolaikinis kažkoks šiuolaikinis kvartalas, čia yra aфиgenas dangoraižis ir tarp kitko mes suradom tokį dangoraižį, į tą dangoraižį galima nemokamai įlipti. Viršų yra apžvalgos aikštelė dangoraižyje ir jinai yra nemokama. Kaip sužinoti IT Japonijoje, ar yra prabangus ir brangus rajonas? Labai paprastai, pagal šuniukų kiekį. Tai vat, dabar šitam, kur Azubaza. Vienu žodžiu, Azudaba kažkoksai tai rajonas, kur tas buvo Team Lab instaliacijos. Tai nei vienoj vietoj Tokijoje nemačiau tiek šuniukų, kiek čia. Bet mažų. Jo, mažiukai šuniukai. Nes iš tikrųjų Japonijoje turėti šuniuką yra prabanga, nes reikia gauti leidimą ir ne kiekvienas turi teisę turėti šunį, ne taip kaip pas mus. Tai va, tai jeigu yra žmonių vaikščiojančių su šuniukais, tai reiškia rajonas iš tikrųjų brangus. Tai va čia yra įvairiausių dangoraižių, yra JP Tower, į kurį mes bandėme pakilti ir kai pakilom į viršų, mums pasakė, tai jūs galite pasižiūrėti čia pas mus per langą iš 33 aukšto, bet būkit malonus nusipirkti arbatos, tos su ragėliu už 30 eurų. Tai mes atsilinksėjom, pasakėm, jūs tokie svetingi, kad mes nedrįsim jūsų trukdyti ir šitą išėjom, tai va. Ir važinėja automobiliai, važinėja prabangios Toyotos ir vairuotojai su baltom pirštinėm ir sėdi rimtos tetos ir tie vairuotojai tas tetas vežioja. Tai va, rajonas gražus, pastatai gražus, rajonas brangus, kaip tik toks, kaip mes mėgstam.
tik šitą neįperkam. Mes arbatėlės už 30 eurų mes jau nebeįperkam. Tai va, gerai, važiuojam toliau, važiuojam į kitą rajoną, važiuojam į Ginzą. Ginza yra labai garsus, labai fainas, labai, kokiu čia Ferrari važiuoja, aфиgenai. Tai va, rajonas toksai. Nusipirkom turbūt brangiausių mūsų gyvenime ledų. Už 7 eurus. Už 7 eurus vieną porciją. Bet aфиgenai juos padarė. Tiesiog negalėjom susilaikyti. Ir reikia eiti už kampo, pasislėpti ir suvalgyti juos. Nes Japonijoje gatvėje niekas nevalgo. Absoliučiai nematėm, net ir turistai nedrįsta gatvėje valgyti. Reikia arba atsisėsti kur nors ant suoliuko, o kadangi suoliuko nėra, tai eini kur nors už kampo, pasislėpi, arba reikia tokią rasti vietą, kur tu galėtum ramiai atsisėsti ir pavalgyti. Nes eidami gatvėje, kaip visam kitam pasaulyje, tai yra pavyzdžiui, kaip toj pačioj Lietuvoje, arba kur nors Vokietijoje, arba Amerikoje niekas neėda. Eina visi, bet niekas nevalgo. O ledai buvo aфиgenai. Labą dieną, mes pabėgom iš Tokijo. Mes pabėgom iš Tokijo, nes nebeatlaikėm. Mes esam per silpni miestai, kurie gyvena virš 42 milijonų žmonių. Mes pabėgom į Kamakūrą ir paskui dar nuvažiuosim į Yokohamą. Yokohama aplamai mano svajonių miestas, nes pavadinimas labai gražus. Va, o kas ten gero, aš nežinau, bet pavadinimas labai gražus. Jo, tai aplinkui visi vietiniai sako mums bon voyage, sako, jo, taip sako. Bon voyage. Sako bon voyage.
bon vajas, sako vietiniai. Jo, ir rankom moja ir sako, jūs eina teisinga kryptim, jums sako, liko 10 minučių eiti ir sako, bon vajas. Jo, čia yra japoniška provincija, truputėlį tokia palanga, pusiau trakai. Ir mes einame pas didelį būdą. Va, tai ten turėtų būti labai didelė Budos skulptūra, šventykla, dar kažkas įdomaus. Ir šiaip labai įdomu pasižiūrėti, kaip gyvena Japonai paprastoj provincijoje. Važiavom traukiniu, toks vaizdas buvo, kad vietomis ten palei geležinkelį neypatingai jie gerai gyvena, bet čia tai jie gyvena visai normaliai, čia prabangus automobiliai, stovi gražus namai ir važinėja japonai su dviračiais pasidėję šitos banglentės, va. Tai reiškia, čia kažkur yra jūra ir mačiau ženklą, ant asfalto nupaišytas ženklas buvo, į kurią pusę bėgti, jeigu ateis tsunamis. Va, tai aš tą kryptį įsiminiau, maža kas. Nes jeigu važinėja su banglentėm, tai visko gali būti. Va, labai... Jo, žemės drebėjimų. Nepasižiūrėjau vakarykštę žemės drebėjimų statistikos, bet mes nieko nepajautėm. Gal tiesiog traukinys pro šalį važiavo ir atrodė, kad žemė dreba. Gal šiaip traukiniu važiavom. Va, bet čia yra ramu, čia yra šiokios tokios mini atostogos. Tas pats, kas pavaikščiotum po trakus. Nesuklydau, kad čia gyvena daugmaž pasiturintys japonai, nes vaikšto Japonija su šuniuku. Va. Tai jeigu jau pamatei su šuniuku, kaip ir sakiau, tai reiškia, žmonės čia gyvena gerai ir turi pinigų. Šuniukai brangus ir šuniukam reikia leidimų. Ir labai yra įdomus dalykas, kad Japonija kaip ir yra labai populiarus katinų simbolis arba įvairiausių katinukų, bet per visą kelionę vieną kartą matėm tokį storą, gražų, riebų katiną parduotuvėje už vitrinos stiklo, jisai ten sėdėjo toksai rimtas. Ir kitą kartą mačiau katiną šventykloje, vieną kartą matėm. Viskas. Čia yra vieninteliai 2 kartai, kai mes matėm gyvus katinus. Arba jie yra išslapstyti čia, arba jų negalima turėti, vienu žodžiu, šiaip su naminiais gyvūnais neypatingai čia. Nei šuniukų, nei katinukų. Tai aplankėm didįjį Budą. Jisai taip ir vadinasi, didysis Buda ir gal aš ir meluoju, bet berods čia yra didžiausias Japonijos Buda. Tai yra Budos skulptūra didžiausia. Sužinojom, kad pastatyta 1, 2, 5, 3. Galiu suklysti paskutiniu skaičiumi, bet tai yra 13 amžiaus vidurys. Tai yra wow. Va. Ir paskui dar sužinojom, kad 15 amžiuje čia buvo tsunamis. Specialiai pasižiūrėjau dabar žemėlapį, mes esam 850 metrų nuo jūros kranto. Ir atseit tsunamis čia buvo atėjęs ir grįždamas tsunamis sugriovė šventyklą, kuri čia buvo, bet Buda liko stovėti. Tai va tokia yra legenda, bet tai blemba tsunamis kilometras nuo kranto sugriovė šventyklą. Wow. Ir paskui 1923 berods buvo žemės drebėjimas čia kažkoks tai baisinis, irgi viskas aplinkui sugriuvo, net Budos berods postamentas sugriuvo iš akmenų, kuris buvo pastatytas, bet Buda vis tiek liko stovėti. Va, tai yra visokių čia gražių legendų apie tą Budą. Yra ten nurodyti architektai ir statytojai, jo vardas pavardė 13 amžiaus vidurio, bet aš jų nei įsiminti, nei ištarti nesugebėjau. Šiaip graži vieta, rami vieta, po Tokijo čia pailsėti labai fainai atvažiuoti, pakankamai lankoma vieta, nusilenkėm Budai ir paprašėm, kad visiems būtų gerai. Ir kai pas Budą paprašai, kad visiems būtų gerai, tai visiems ir bus tada gerai. Va. Ir einam toliau. Tai mes esam Yokohamos miestas. Ir čia yra American Bar and Grill vadinasi šitas dalykas, bet aš ne apie tai. Aš apie va šitą maistą, kuris yra šalia manęs ir kurį aš mielai visą suėsčiau. Bet aš irgi ne apie tai.
čia yra muliažai, čia yra atskira Japonijos meno rūšis yra. Šitas viskas yra muliažai padaryti. Čia yra netikras maistas ir visur vitrinose. Bet tai jisai kokios kokybės tie muliažai, tie maketai yra. Tai yra visiška fantastika kažkokia tai. Ir šito mes nematėm jokioj šaly daugiau panašių dalykų kaip Japonijoje. Tai Jokogamai, apart maisto muliažų, nėra nieko. Visiškai nieko ir visiška skylė kažkokia. Jokogama, aš taip tikėjausi, kad toks romantiškas pavadinimas, gal perinam į kitą gatvės pusę čia. Toks romantiškas pavadinimas Jokogama, o pasirodo čia yra nieko. Visas miestas, miesto centras yra va, kanalas šalia manęs. Paskui yra pora kažkokių tai kabokų, yra kelios kirpyklos. Ir yra oficiniai pastatai tokie baisūs, ta prasme, chaotiškai suversti. Ir eina geležinkelis čia virš kanalo. Va, tiesiai virš kanalo yra geležinkelis. Bliamba. Tiesiai, ta prasme, kanalų pasimėgaut negalėsi, nes kanalas teka savo, o geležinkelis teka savo. Ir viskas. Tai va, oficiniai pastatai, geležinkelis, ten dar buvo magistralė, tokia 4 aukštų. Ir viskas, ir visas Jokohamos centras yra kažkokia šikna. Nieko gero Jokohama nėra. Ne, mes apėjom visą centrą 4 kartus apėjom. Pasirodo, Jokogama yra miestas su kiaušiniai. Va, ne šiaip sau. Labai fainą skulptūrą surado. Žiauriai gerai atrodanti skulptūra. Jinai vadinasi miesto kiaušiniai. Super. Labai geras daiktas. Kad visi Japonijos ofisai yra Jokohamai. Realiai, ta prasme, aš nemačiau tiek daug ofisų, visokiausių formų ir visokiausių pavydalų, kaip šitos, va tiek nemačiau, kad būtų centre ir maisto įstaigos irgi pritaikytos oficinių žmonių pavalgymui, grinai. Net Starbucks'e vaikai nesėdi, o sėdi tokie jau subrendę, tokie subrendę pagyvenę japonai. Reiškia, iš tikrųjų, oficinis miestas, vaikų nėra, vieni ofiso darbuotojai. Kaip Vilnius beveik. Tai supratau, kodėl Jokohamai taip liūdna. Už tai, kad jinai yra uostas. O jeigu jinai yra uostas, čia reikia ofisų čia yra milijonas ir čia yra pagrindinis Japonijos uostas, iš kurio visas Toyotas eksportuoja į visas kitas šalis, tokias kaip Omaną, o omaniečiai prisiperka nuostabių Toyotų ir važinėja su jom. Nemačiau tokios niūrios vietos kaip Jokohama. Gal dėl to, kad žmonės dirba ir jokios romantikos ir jokio vaizdo čia niekam ir nereikia. Ten buvo pora šiuolaikinių skulptūrų stovėjo. Labiausiai patiko ta, kur katino kiaušiniai. Ne, ten miesto kiaušiniai. Tai va, ta buvo faina skulptūra. O daugiau čia atseit 19 amžiui čia gyveno 600 žvejų ir čia buvo jų kaimas. Va, tai jie tada įkūrė Jokohamą, pastatė uostą ir tie 600 žvejų dabar čia kažkur turėtų būti paminklas jiem. Bet aš jo nesuradau niekur. Google'as man irgi nieko tą temą nepasakė jo. Į kapines neėjom, bet jo. Ir žodžiu, kažkaip šį kartą ne visai sėkmingai mes Japonijoje užklydom, bet vis tiek labai įdomu pasižiūrėti. Tai valio, tai mes vėl grįžom į nuostabų į miestą Tokijo. Dieve, kaip čia yra gerai. Kaip čia yra nuostabu. Va, kaip čia yra fantastika.
Labą rytą. Eilinė diena. Eilinė darbo diena Tokijuje. Mūsų darbas Tokijuje tęsiasi. Mes jau dirbam čia, nes ryte važiuoju kartu su visais. Aš jau pradėjau galvoti, kad reikia nusipirkti juodą kostiumą ir juodus batus, kad neišsiskirti iš aplinkos. Nes čia yra dress kodas, turi būti juodas kostiumas, juoda apranga, juodi batai, juodas iPhone'as turi būti ir savaitgalį galima užsidėti ką nors šviesesnio kreminio, daugiau nieko. Tai va, bet aš ne apie tai. Labai daug laiko sugaišti Tokijuje, jeigu reikia kažkur patekti. Ojei. Va, kur mes esam. Jo, tai daug laiko sugaišti, jeigu tau reikia patekti kur nors Tokijuje. Nes, pavyzdžiui, eini metro labirintai. Čia yra grandioziniai metro labirintai, visokios perėjos po žemę, kolidoriai. Tu eini, pavyzdžiui, kilometrą, 1, 2, 3 varai. O, matau, stoti gražiai labai atrodo. Mes einam iki senosios stoties Tokijo. Mums reikia gauti vieną knygą. Būtinai reikia gauti vieną knygą, nes praeitą kartą jos nebuvo. Ir va ten matosi gražiai Tokijos stotis sena. Tai va, tai sugaišti labai daug laiko metro labirintuose ir traukiniai labai triukšmauja, neįmanoma čionais. Nuostabus miestas Tokijos. Mes atėjom į stotį ir aš supratau, kaip mums pasisekė. Kaip mums pasisekė prieš kelias dienas, prieš kelias dienas mes centrinės stoties Tokijo, centrinės stoties galerijoje yra galerija, mes aplankėm nuostabią parodą. Mes aplankėm fantastinę parodą Japonijos menininkės, kuri daro iš medžiagos gabaliukų, daro paveikslus. Vardą pavardę va čia va užrašysiu tos moteriškės. Ir aфигена paroda, nepaprasto grožio paroda. Ir va čia va dabar už manęs mes atėjom tikėdamiesi nusipirkti knygą, kurios nebuvo tada ir atseit jinai jau dabar turi būti. Tai dabar stovi kilometrinė eilė, kad patekti į tą parodą. Mes prastovėjom gal kokią 15 minučių, kad patekti į vidų. Ir stovi vieni japonai, nei vieno turisto nėra. Stovi vieni japonai į šitą parodą ir milžiniška eilė. Jie čia stovės gal porą valandų. Nerealiai, mums pasisekė, mes bandysime eiti, šalia yra knygynas, galbūt mes gausim ten tą knygą, nes tiesiog jos nebebuvo jau pardavime. Atėjom į didelį knygyną ir pasakė, kad out of stock šita knyga nėra jos niekur. Ta prasme, nėra jos niekur, arba dar jos nors žadėjo, kad bus, bet šiaip nėra niekur ir pasižiūrėjo kompiai, sako, niekur nėra. Ta prasme jos. Tai va, labai gaila, bet mes likom be tos knygos, nu, ką padarysi. Aš paskui pabandysiu, galbūt internetu aš kur nors ją rasiu. Bet abejotina, nes jinai žiauriai populiari, ją išpirko žaibiškai, ten kaip tik tos menininkės darbai visi buvo. O kokių čia yra? O kokia gera šitas, eik tu mafik. Bet tai kokių suvenyrų nerealių yra. Fantastika. Jo, čia yra penalai, dėžutės su užtrauktukais, kas čia tokia yra. Jo. Čia yra kaip penalai. Čia yra šoperiai. Jo. Čia yra maišeliai šoperiai. Tai nesveikai gerai atrodo. Tai vat Japonijoje tokį gėrio pilna, kuris tiesiog varo iš proto nafig. Kaip yra gražu. Per visą kelionę jokios agresijos. Absoliučiai jokios agresijos iš aplinkinių. Tik tai paslaugumas, atsiprašau, ar jums viskas gerai, ar jums kuo aš jums galiu padėti, ta prasme. Jeigu pats neklausi, nieks prie tavęs nelenda, net nežingsnio padaro, pavyzdžiui, užeini į pačią brangiausią parduotuvę tenais, kur tau ne vieta, nes tu neturi tiek pinigų ir pagal tavo feisą matosi, kad tau čia šitoj parduotuvėje ne vieta. Lietuvoje tave
žiūrėtų paniekinamai ir tipo sakyt, o ko tu čia atsivilkai į šitą parduotuvę, čia ne tau šitą parduotuvę. O čia jie iš toli tik tai linkteli, gerai, kad jūs atėjot, ačiū, kad jūs atėjot. Tai va, dabar paklausėm kelio pas policininką vieną. Tai dieve, jisai vos ne už rankos mus nuvedė iki kur mums reikia. Va čia jūs eikit, va šitaip jūs eikit, va ten, va tavo kryptim. Ačiū jums, kad jūs šiandien atėjot. Nežinau, kažkokia fantastika. Aš vieną dalyką žinau, kad aš pradėsiu pasiilgti šitos šalies. Kai išvažiuosiu iš čia, aš pradėsiu pasiilgti šito žmonių santykio ir šito požiūrio į aplinką. Žinau, kad šitoj šaly irgi yra problema, kaip ir visose kitose šalyse, bet kai tu čia būni, atrodo, kad jų, negalvoja apie tai ir atrodo, kad tai yra. Vat taip turėtų gyventi visi žmonės kaip čia. Netrukdyti viens kitam, gerbti vieni kitus ir gyventi taikoje ir ramybėje. Va, kaip būtų faina, kad tai būtų visą laiką.